Šiandien mėginu kiek patrinti Mitsubishi Pajero. Kiek teko domėtis apie šį automobilį, tai panašu, kad jis labai tinkamas tampyti nameliams ant ratų, bet galbūt jo pritaikymo galimybės yra kur kas platesnės. Visų namelių ant ratų mylėtojų džiaugsmas 4 kartos Pajero debiutavo 2006-aisiais. Nors daugelis jį laikė tiesiog 3 kartos modelio atnaujinimu, tačiau japonai griežtai laikėsi pozicijos, kad tai naujas modelis ir taškas. Prieš 10 metų pristatytas modelis gaminamas iki šiol, tačiau tikėtina, jog tai paskutinis šansas įsigyti tikrą Mitsubishi visureigį. Taigi jūsų dėmesiui turbūt paskutinis mohikanas. Pajero galima laikyti vienu tikriausių visureigių, nes jis turi nuolatinę visų varančių ratų pavarą, palėtintą visų varančių ratų pavarą, o jeigu norite sutaupyti vieną kitą lašą kuro, galima važiuoti tik su galiniais varančiaisiais ratais. Bet šiam automobiliui negalima duoti per daug sunkių užduočių, kadangi pavarų dėžė nėra labai stipri ir galiausiai gali atsidurti serviso ar animacijos skyriuje. Pajero tikrų visureigių galima laikyti ir dėl rėminės konstrukcijos, puikaus geometrinio pravažumo bei didelės, net 22 cm prošvaisos. Kad Pajero puikiai jaučiasi prastame kelyje arba ten, kur kelio išvis nėra, nesunku įsitikinti. Pakanka nusukti nuo asfalto ir automobilis demonstruoja, kad yra neiškelmas spirtas. Puikiai veikianti moderni visų varančių ratų pavara leidžia mėgautis purvo voniomis. Tvirtas pagrindas po ratai šiam visureigiui visiškai nepatinka. Net ir neįtin staigų posūkį nesinori įveikti didesniu nei 60 km/h greičiu. Net tokio greičio pakanka, kad šis griozdas pasijaustų nestabiliu į šonus linguojančiu konteineriu. Važiuojant didesniu nei 120 km/h greičiu tenka sunkiai dirbti su vairu, nes automobilis nenori važiuoti tiesiai ir pradeda plaukioti po kelią. Stipresnis šoninis vėjas situaciją pablogina dar labiau. Laimei japonai sumontavo elektroninę stabilumo kontrolę, bet dėl visa ko geriau nebandyti jos efektyvumo. Po variklio dangčiu mano mėginamas Pajero turi 3,2 litro dyzelinį variklį su turbina. Arklio galių ne per daugiausiai vos 170, tačiau niutonmetrų jis turi daugiau nei 370. Būtent šis skaičius ir lemia, kad namelio ant ratų mėgėjai myli šį modelį. Didelis sukimo momentas leidžia nesunkiai tempti sunkės priekabas arba kapanotis iš purvyno. Šis variklis mano mėginamame automobilyje suparuotas su 5 pavarų automatinė greičių dėže. Bėgiai jungiasi grubokai ir su uždelsimu. Kitas galimas pasirinkimas 5 pavarų mechaninė greičių dėžė. Ji dar mažiau komfortiška. Abi pavarų dėžės turi savų bėdų, tad jų be didesnio poreikio geriau nekankinti. Užklimpus verčiau padaryti pertraukas tarp mėginimų įsikapanoti, nes ilgai dirbdamos dideliais krūviais pavarų dėžės neatlaiko ir subyra. Nuolatinis važinėjimas prastai pravažiuojamais keliais taip pat gali ženkliai sutrumpinti pavarų dėžių tarnavimo laiką, todėl viskam reikia nubrėžti labai aiškias ribas. Po variklio dangčiu tokiuose Pajero dar galima rasti ir benzininį 3,8 litro variklį. Jame 250 arklio galių, bet 40 Nm mažesnis sukimo momentas. Už dyzelį važiuoja dinamiškiau, bet patempti gali mažiau ir daro tai su mažesniu malonumu. Kalbant apie Pajero interjerą, yra akivaizdūs 2 dalykai. Pirmasis, kad japonai labai norėjo, kad tai būtų prabangus visureigis. Antrasis dalykas, jiems akivaizdžiai tai nepavyko. Panašu, kad japonai nelabai supranta, kad vieno odinių sėdynių neužtenka, kad automobilis būtų prabangus. Jam dar reikia rafinuotumo ir kokybės. Deja, Pajero atveju abiejų šių dalykų šiek tiek trūksta. Odinės šildomos sėdynės, klimato kontrolė, kuri leidžia temperatūrą atskirai susireguliuoti ir gale sėdintiems keleiviams, spalvotas ekranas – tai privalumai, kurie šį visureigį paverčia šiuo tuo daugiau, nei tik po purvą linkusiu klampoti automobiliu. Tačiau to neužtenka, kad galėtum pavadinti jį prabangiu. Surinkimų ir interjero medžiagų kokybė tikrai nėra pagirtina. Pakanka į ranką paimti pavarų perjungimo svirtį. Jos plastikinė apdaila nemaloniai kliba. Kliba ir kitos plastiko detalės, kurios dar ir garsus leisti mėgsta. Neatsargiems kojų judesiams neatlaidi durų apdaila ir dėtuvės dangtis. Techniškai tvirtas ir patvarus visureigis demonstruoja visai kitokį veidą viduje. Pajero trūksta ir rafinuotumo. Viduje mygtukai tokie pat kaip prieš 20 metų, pats interjero dizainas archaiškas ir nejaukus. Trumpai tariant, kaimiečių užviltas kostiumas, bet pamiršta nuprausti jo veidą ir sušukuoti. Pajero techniškai tvirtas ir patikimas automobilis. Be pavarų dėžių jų savininkai retai skundžiasi kitais gedimais. Bet tai patvirtinti arba paneigti keliaujame pas mūsų draugus Service & Dual,
kur ne tik patikrinsime mano mėginamą Pajero, tačiau apie šios automobilius sužinosime ir šio to daugiau. Patikrinę automobilį pastebėjom, kad yra blogai pritvirtintas akumuliatorius, tai reiktų būtinai pritvirtinti iš karto. Ir taip pat pastebėjom, kad yra laisvumas kardaniniam veliniui. Tai reiktų aiškintis dėl ko. Daugiau pamatėm, kad yra nesenai pakeisti tiek stabdžių, diskai, tiek kaladėlės, tai automobilis dabar yra gan tvarkingas. Šie Mitsubishi Pajero turi ir dizelinių, ir benzininių variklių. Kokių komentarų galima pasakyti apie juos, tiek vieną, tiek kitą? Na, jei kalbėsim apie dizelinius variklius, galima būtų pakomentuoti, kad yra problemų su kuro siurbliais, tiek senesniuose modeliuose, tiek šituose. Jei apie benzinus kalbėsim, tai galima galbūt paminėti, nors nedažnai pasitaiko, bet su vožtuvais problemų, nes yra gan sudėtinga vožtuvo valdymo sistema šitam varikliui. Tai yra vienas tikriausių visureigių, kokį galima nusipirkti, jis turi visų varančių ratų pavarą. Ar jį patikima, ar čia mes galim surasti kažkokių tai priekabų, kažkokių trūkumų? Šiaip yra patikima 4 varomų sistema, atsijungia priekinis tiltas, lieka galinis varomas. Na, tai klientai nesiskundžia bent jau šitais dalykais. Galbūt klientai skundžiasi šių Mitsubishi Pajero elektroniką? Na, elektronikos šitą Mitsubishi nėra tiek daug, kad galėtų skųstis elektronika. Automatinis pavarų dėžės. Tai komfortiškas dalykas, bet galbūt jos gali sukelti kažkokių problemų vairuotojams. Jei kalbėsim apie dėžės apskritai šių automobilių, tiek automatinės, tiek mechaninės, tai tikrai pasitaiko problemų su jomis, bet galima pasakyti, dėl ko pasitaiko, tai kad automobilis važiuoja ne vien plente, bet ir purvynuose dažnai užklimsta ir traukia kažką tais. Tai dėl to ir iššaukia šitas dėžių problemas. Tai tikrai nėra pats lengviausias automobilis ir galbūt jame yra detalių, kurios gan greitai susidėvi ir kurios neilgai tarnauja. Na, čia tikrai galima būtų įvardinti stabdžių diskus ir kaladėlės, kurias tikrai žmonės keičia dažniau ir dažnai būna, kad pradeda, kaip sakant, mušti per vairą, tai yra ženklas, kad reikia jau keisti diskus. Tai tikrai nėra ilgamžės šitos dalis vien dėl automobilio masės. Taigi renkantis visureigį, tikrą visureigį, ar Mitsubishi Pajero verta įtraukti į tą sąrašą, ar geriau jo vengti? Jeigu renkatės tikrą visureigį, jeigu ar esate ūkininkas, pavyzdžiui, tai tikrai šis visureigis, aš manau, trejetuke tikrai balotiruosis. Ir jeigu jums reikia galios, o ne vien traukos automobilį, tai tikrai drąsiai galima įrinkti. Norint įsigyti Mitsubishi Pajero, kišenėje ieškokite ne mažiau kaip 10 000 eurų. Kaina labai priklauso nuo bendros automobilio būklės, todėl senesnis, bet geriau išlaikytas egzempliorius gali kainuoti daugiau nei pagal metus naujesnis automobilis. Taip pat būtinai patikrinkite rėmą, kuris yra Pajero stuburas. Apgadintas ar stipriai korozijos pažeistas rėmas gali būti rimta problema, norint pilnavertiškai naudoti šiuo visureigiu. Apsidrausti tokį automobilį nebus sunku, jeigu kišenėje turėsite mobilųjį telefoną ir apsilankysite m.adrauda.lt puslapyje. Aš tai padariau ir šiam Pajero pigiausią pasiūlymą radau už kiek daugiau nei 17 eurų mėnesinį įmoką, kuri jūsų patogumai tiesiog prisegama prie sąskaitos už kitas paslaugas. Jeigu ieškote tikro visureigio, kurio prioritetas pravažumas, 4 kartos Pajero gali būti tai, ko jums reikia. Jis tvirtas ir puikiai savo darbą atliekantis visureigis, tačiau nepamirškite, kad jis nemėgsta asfalto ir pervargti.